Bet situaciją turbūt matėme visai kitokią ir kas labai džiugino, kad to grūdo buvo, kokybės iš principo buvo, kiekio buvo. Kaip jiem pasisekė šiemet? Nu, turbūt žinai, už visą Lietuvą aš neatsakysiu, bet bent jau toje teritorijoje, kur daugiausia laiko praleidžiu, tai pietų Lietuvoje. Taip, tikrai pasibaigė visi javapjūtės džiaugsmai ir vargai tuo pačiu. Situacija išskirtinai pasikeitė nuo to laiko, kaip jūs bendravot prieš rugiapjūtę ir kai ta rugiapjūtė prasidėjo arba net pasibaigė. Tikrai ne vienas klientas, ne vienas pažįstamas sako, neina suprasti, iš kur tos tonos. Realiai ir vizualiai žmonės dirbantis ne vienus metus, sako, net ir vizualiai nebuvo matyti, kad ten bus tiek tų tonų. Ja. Yra klientai, tarp kitko, kurie, žinau, yra įsirėminę rapsų ar ne, kai kas gavo po 1000 virš. Aš pats esu sėkmingai pardavęs į tarptautinės rinkas rapsus virš 1000 eurų. O rapsas, aš savo nuomonę pasakysiu, ekspertinė važiuojant pro laukus, tai galvoju, kopūstus tu eisiu rinkti, nes labai gražiai žalioja, žiauriai gerai atrodo, yra laukų, nesimato žemės, realiai nesimato, bet ar tai yra tikrai labai gerai, aš abejoju. Tai patys šakiai, ta prasme, ten buvo gal arti rimtų rekordų. Šakiai, sakyčiau, jo, arti. Tai už -9, -8 kaina turėtų būti vasarį. Rinka -9, spalis -8, -7, lapkritis, gruodis, tokie pirkėjai yra, bet... Kokį vasarį tiktų, tai kol kas gal taip, žinok. Kol kas turbūt... Kol kas pasilikim ties tuo, ką aš tau sakiau. Jeigu šnekėt su jūs, tai... Nes nėra prasmės. Tegu pinigus moka. Jūs tas temas siunti. Tai jūs jūs tas bus kaltas mūsų šaumenas pagrindinis. Tai jis jau dėl visų kažkaip tai trūksta šiandieną, nežinau, kūrybinio įkvėpimo. Tai tau šitoje vietoje tai lengvai klausyk čia su grūdų temom. Aš tai norėčiau, kad operatorius Kipsas arba ten mūsų tas režisierius, kurio nėra šiandieną, pradžią padarytų ten tokį, žinai, grįžimą į mūsų dviejų pokalbį birželio gale. Birželio šnekėjom. Gale, man atrodo, birželio, kur mes ten šiek tiek buvom, lengvai tariant, išsigandę apie būsimą derlių. Ir nuogastavome, kad bus tragiški metai, tragiškas sezonas, prasti kiekiai, prasta kokybė ir taip toliau. Baisu žiūrėti iš tikrųjų, tiek žieminiai javai, kviečiai, tiek žieminis rapsas yra labai prastos būklės ir potencialas ten yra labai miglotas. Bet panašu, kad šiandieną galim su kitokia nuotaika ir su kitokia nuomonė apie tai pasišnekėti ir su kitom problemom iš principo. Jo, bet pasirodo mes birželį šnekėjom jau spalis. Kitą savaitę spalis bėga. Bet kaip ten jums būtų baisu buvę, bet matyt, kokio populiarumo sulaukite mūsų pasikalbėjimo. Žinai. Tai žiūrovai, kurie stebės ir stebi mūsų. Šiandien aš sugadinti vėl viską sustatyti į vietas. Jau kaip suprato, turbūt kalbėsim apie grūdus. Jeigu Svajūnas yra tarp mūsų dviejų su Giedrium, tai apie kitą dalyką, kaip apie grūdus, mes turbūt neturim reikalo ir šnekėti. Ne prie kamerų galima apie grūdus pašnekėti, prie kamerų pasiteikime apie grūdus. Jo. O prie kamerų apie grūdus ir apie Lietuvą, apie pasaulį, apie patirtis, apie derlių, kokybę. Ir, kaip sakau, prisiminus tą priešistorę, kuri buvo ne taip jau ir seniai, birželio pabaigoje, kuomet šnekėjom apie būsimą derlių, kuris laukė tuo metu, dabar jau praėjo tas didysis sezonas. Buvome nuomonės labai prastos. Aš kaip dabar prisimenu, kad skaičiavom apie 6 milijonus tonų grūdų Lietuvoje. Prasta kokybė, daug
nesugrįžtančių skolų greičiausiai. Dėl skolų dar ir dabar neaišku. Negazdink. Bet situacija jo. Bet situaciją turbūt matėme visai kitokią ir kas labai džiugino, kad to grūdo buvo, kokybės iš principo buvo, kiekio buvo. Tai gal Giedriau nuo tavęs tu vis tiek arčiau ūkių, arčiau savo klientų, arčiau augintojų. Kokios nuotaikos to sezono, kuris, sakykime, pikinis periodas jau praėjo? Ar jau klientai gali vertinti, ūkininkai gali vertinti to sezono gėrį, blogį, sunkumus, problemas, kaip jiem pasisekė šiemet? Nu, turbūt žinai, už visą Lietuvą aš neatsakysiu, bet bent jau toje teritorijoje, kur daugiausia laiko praleidžiu, tai pietų Lietuvoje. Taip, tikrai pasibaigė visi javapjūtės džiaugsmai ir vargai tuo pačiu. Situacija išskirtinai pasikeitė nuo to laiko, kaip jūs bendravot prieš rugiapjūtę ir kai ta rugiapjūtė prasidėjo arba net pasibaigė. Tai ten, sakykime, gal apie kokybinius parametrus nesiplėsiu, bet apie pačią kiekybę, nu, tai tikrai nežinia, nu, ne vienas klientas, ne vienas pažįstamas sako, nu, neina suprasti, iš kur tos tonos. Nu, realiai ir vizualiai žmonės dirbantis ne vienus metus, nu, sako, net ir vizualiai nebuvo matyti, kad ten bus tiek tų tonų. Tai mes nekalbam turbūt apie kažkokius daugiamečius rekordus, kad pasiekėm, bet kad tie metai buvo tikrai neblogi derliaus atžvilgiu. Kiekio prasme? Kiekio prasme. Ten, nu, tai patys šakiai, nu, ta prasme, ten buvo gal arti rimtų rekordų. Šakiai, sakyčiau, jo, arti tiek mūsų žubas. Jo, tai šakių, ten buvo įspūdingų skaičių. Ir ta kokybė, na, aišku, buvo ten tokių įsigandimų, kaip vienas žmogus įsireiškė, atvažiavęs į Lukšių elevatorių, įsitirt grūdus su maišiuko ir sako, žinai ką, sako, čia net vištom lesint per prasti, tai būtų, žinai, nu, nepripratė prie tokios kokybės, nes ten 3 klasė buvo tuo momentu, bet yra kaip yra, bet šiaip, nu ką, visi tie, sakau, jau praėjo, viskas praėjo ir tik tais gal įvertinti, kaip tu sakai, ar jau čia viskas buvo gerai, ar jau pasibaigė, tai turbūt dar negali, nes daug kontraktų yra kybančių ore su atviru motyvu, saugomų sutartyse. Taip, bet kokybės prasme aš manau, kad aš pamenu, mes tada su Justu šnekėjom apie tai, kad ir tik po lauko dienų buvom čia tų, ar ne, kur mes organizuojam ir su Justu čia sėdėjom. Po grūdo kelio, man atrodo, dar. Po grūdo kelio jo ir šnekėjom, kad ne, laukai atrodo, ten ir rapsas kaip atrodo, ir kviečiai kaip atrodo, ir ten Justas tų varpų buvo priskaičiavęs, ten tų grūdų pritraiškęs. Ir tikrai tas vaizdas toks buvo, nu, toks dviprasmiškas, nelabai, žinai. Na tai, kad mes čia, žinai, nesu per kažkokie gal ekspertai viso to spėlionių, bet yra ir kompetitingų asmenų, kurie žinėjo, brokeriai per Baltį, čia skaičiavo milijonai minus 2-3. Ir pokšt elevatoriai užsivertė, džiovint valyti nespėja, kiemai pilni. Bet viskas, žinai, nu kaip visą laiką, žinai, visi sako, 50% yra tikriausiai technologijos, nu, sėkla ar ne, trąšų technologijos, ten taikymo, inputų visokių ir taip toliau. 50% gamta. Nu, tai šiais metais ta gamta, vat, nuo to mūsų pokalbio, tengi tada ir kritulių gavom, ir tik tai kritulių negavo Estai negavo, tai Estai tikrai prastai, Latvijai prastai irgi, tai vat, bet Lietuva iš Baltijos šalių tikrai, sakyčiau, pasisekė mums, pavadinkim. Aš tai tavo procentuotę tai pakeiščiau į 40 nuo mūsų priklauso, 60 nuo gamtos. Galbūt, vien dėl to, galbūt, kad žinok, gamta tikrai gali viską sugriauti visi iš pamatų, žinai. Arba šiuo atveju viską pataisė. Arba pataisė, arba šiuo atveju, kaip matėm, Kruša, ne per Latviją, kokiais pas mus, Lietuvoje mažesniais kiekiais, bet Latvijoje 20 000 hektarų sunaikino visiškai. Tai ten, ta prasme, tu gali būti viską padaręs ir apsidraudęs, gali būti net ir draudimo kompanijos paskui bankrutuoja, slepiasi. Tarp kitko, su draudimo kompanijom. Žinau, vat iš tų ar nenukentėjusių Latvijos ūkių buvo toksai vienas momentas, kad draudimo kompanija nemokėjo dėl to, kad grūdas jau buvo subrendęs ir reikėjo, jau turėjo būti nukultas. Tai va čia svarbi sąlyga ir toks patarimas ūkininkams, kurie
kurie mus stebi, kurie mus žiūri, tai atkreipdėmėsi į tos, kaip sakyt, mažų šriftų parašytos sąlygas draudimuose. Jo, kaip žinom visi, tas žemdirbys, mūsų draugas, klientas, jisai naktim nemiega, dirba, ten valandų neskaičiuoja, kad tik nusimti ir paskui draudimas. Sako, taigi tu jau turėjai galimybę nusimti, žinai. Pats kaltas. Jau pats kaltas. Toks ir draudimas. Kita potėmė jau. Buvo turbūt ir rekordinių laukų, buvo turbūt ir tokių gamtos padėti iškulti laukai, su gamtos pagalba iškulti laukai krušos. Ne? Bet kokia kokybė jaučiate, matėte, susidūrėte, kokie skirtumai palyginus su praeitais 2 turbūt metais, kas buvo, kokios buvo mūsų problemos. Rapsuose kaip ir problemų turbūt didelių nebuvo. Šiemet gal tik tais infratekinis aliejus riebesnis, turbūt jau tokia konstanta patapusi. Rapsuose beveik viskas 45 ir plius, ne? Rapsas, sakyčiau, tiek tonažo prasme, žinai, tiek aliejingumo prasme tikrai labai neblogas šiais metais ir sakykime, tais visais tiek infratek, tais visais ar ne prekybiniais metodais tyriantas rapsas tikrai kokybė gera. Kartais būna atvirkščiai, kaip matėm praeitais ar užpraeitais metais, ar ne, tas infratek aliejus geras, išsityrus tais metodais, kurių iš mūsų reikalauja pirkėjai, tai mes ten matėm, kad to rapso aliejus, jisai ženkliai prastesnis buvo, negu tikėjomės. Tai šiais metais, sakykime, tiek ir ūkiam gerai, nes jie užaugino gerą kokybišką rapsą su geru aliejum, tiek ir mum, ar ne, kaip su pirkėjim, atitiko tos mūsų lūkesčius pagal tos standartus, kuriuos mes tyrėmės, nes tie standartai yra skirtingi, ar ne, pagal ką mes superkam ir ką parduodam. Tai irgi kažkada mes buvom tą temą palietę, kad ne, mes nuperkam vieną, mums reikia parduoti kitą ir užtikrinti kokybę visai pagal kitus ženkliai griežtesnius reikalavimus. Apie kviečius šnekant, irgi buvo nuogąstavimų daug apie pašarinius kviečius, kad turėsim 80% pašaro. Jo, kad turėsim pašarą, lygiai taip pat iš po tų pačių apsilankimų laukuose. Ir vėlgi ne mūsų nuomonė, ne tik mūsų nuomonė, čia ir kaip sakyti, tikrai su patirtimi žmonių, ką žinau, matėmės tą pašarą, bet nedaug. Bet su kviečiais, sakykime, kaip norim, bet vis tiek buvo šiek tiek prastesnė ta kokybė. Anksčiau procentaliai žiūrint, ar savaitėje suvežtus grūdus į elevatorių ar į uostą. Šiemet prastumas atsirado dėl glitimo ir dėl baltymo. Taip, bet sakykime, liaudiškai tų ekstrinių grūdų jau būdavo, būdavo kažkoks tas 20%, ne? Šiais metais, kažkas atvažiavus ekstra, žinai. Tai bet žiūrėk, čia gal klausimas jau į tavo daržą. Derliaus kokybė, ypatingai kviečių kokybė priklauso ne tik nuo gamtos, o nuo įdėjimo į pasėlį. Tai ar galime daryti išvadą, kad praeitą rudenį ypatingai išaugusios azotinės kainos, trąšų kainos, kurios siekia ten 800 plus eurų už toną ir 1000, skatino klientus maksimaliai taupyti, kas ir gavosi iš dalies derliaus kokybės rezultate. Ar tai galima tos išvadas? 100% aš tam pritarčiau, nes ir dar 2 faktoriai turbūt buvo taupimo azoto, nes jis buvo be galo brangus, išskirtinai. Ir kita dalis to azoto, kiek mes atidavėm, dar ta užsitęsusi sausra pavasarinė neleido ir pasimti. Ir finale gausi taip. Tai turbūt dar vėlesnis tas lietus, kuris dar padėjo, tai jisai išgelbėjo tą tonažą. Tonažą išgelbėjo, jeigu būtų ir nelyje, buvo tokių rajonų, kur ir žinom, pavažiavus į Klaipėdos pusę, ten buvo išdžiūvę visiškai, kad ir kaip ten jie buvo pripratę, sakykime, žmonės su mažesnėm investicijom visą laiką augino javus, bet ten jiems sausra visiškai viską išdaužė. Bet ar turi savo klientų tarpe, kurie naudojo ir su brangiomis trąšomis pilną, maksimalią, patikrintą technologiją, ir pas juos vis dėlto kokybė yra, sakykime, sąlyginai prastesnė arba išlaikė tą patį kokybės lygį. Kokie ten tuose ūkiuose praktika padėtis? Yra tų ūkių tikrai, kurie laikėsi tos maksimum technologijos arba laiku dar arba nelaiku spėjo nusipirkti pigesnių trąšų, tai tikrai nekeiti nieko.
bet ir pas juos jautėsi tas slogesnis. Prastesnė kokybė. Prastesnė kokybė, jos slogesnė kokybė negu įprastai. Bet aš sakau, tai tam žmogui greičiausiai mažiau įtakos padarė, nes jisai vieną faktorių eliminavo, jisai maksimaliai atidavė, ką galėjo ir dar kažkiek augalai daugiau pasiėmė, bet jie eliminavo tą susitęsusią sausrą, lietaus stygis susitęsęs. Tai jis per tai turbūt nedagavo kažko, žinai, su kokybė. Tai greičiausiai, kad vienu ar kitu kampu tas stygis įtakoja tą kokybę. Bet vėlgi, čia aišku, gal prieisim prie tos temos, bet turiu žmonių, kurie turi dar dabar grūdų sandėlį ir turbūt daug tokių yra. Ir tos trečios stiprios klasės ir antros silpnos, va tokie tie grūdai pagulė. Dabar žiūri, kad ten... Arti pirmos? Arti pirmos, kaip tu sakai. Ne, tai atsistovi. Žinai, atsistovi, ten yra kai kurios... Grūdas subręsta. Jo, čia ne kiekvienu atveju, ne kiekvienu sandėlio atveju tai bus, bet yra, kur ten tokie ribiniai buvo dalykai, kažkur tas baltymukas, glitimas susitvarkė. Tai dar prieisim prie temos apie tai, kas sandėliuose yra, nes labai įdomi iš tikrųjų sritis ir, turbūt tema, ką daryti klientams su tais grūdais, kurie net nėra parduoti. Kas parduota, bet neišvežta, tai čia tiesiog reikia atlikti darbą. Galvoju, ir aš pats. 3 mašinas? Žiūrint, kokio dydžio mašinos, galėtume ir daugiau jų padaryti. Matai, apie ką šnekam, kad tos kokybės, to ekstra kviečia tikrai mažiau, tą jaučiam, mes skaičiuojam tarp 7-8% mūsų skaičiavimų maždaug šito kiekio, ką mes priėmėm, bet ką norėjau pasakyti, kad dar vienas momentas yra toksai, kad ar ne tos rinkos visos, į kurias plaukdavo tie grūdai, ar ne tos aukštos kokybės, kaip čia gražiau išsireiškus, jiem mažiau reikia to aukštos kokybės grūdų. Jie pabandė 13,5 baltymą, pabandė 13 baltymą. Aišku, viskas gaunasi. Gerokai. Viskas gaunasi ir žinai, mes kartais užsiduodam tarpusavį, šnekant ar ne per kažkokius susirinkimus. Kur yra tas aukso viduriukas, žinai, ir ką patarti ūkiam, ar jūs auginkit geriau stiprią antrą klasę, ar jūs, žinai, investuokit daug ir užauginkit ekstra. Aš manau, kad niekada tai tas klausimas nebus atsakytas, nes jeigu mes užauginsim daug, ta prasme, ką noriu pasakyti, jeigu gal daug užaugintų ar ne visą Europą aukštos kokybės kviečių, tai jo, tada būtų perteklis, jie niekam nebūtų reikalingi ir taip toliau. Bet kadangi ta Europa, ir dar mes pašnekėsim apie tas kokybės irgi, kad išsidėščiusi, nežinau, ten žiūrint nuo Prancūzijos, nuo pačios Ispanijos, kuri šiais metais ten nieko neužsiaugino, iki mūsų, kur tos aukštos kokybės nėra daug kviečių, tai, nežinau, ta kokybė tokia labai įvairi ir matytos, žinai, rinkos vartojančios pristaiko. Jos pabando šiek tiek ten iš rumūnų, bulgarų, kas mūsų tokie agresyvus gandaras konkurentai. Lenkai tie patys išmoko auginti kviečius ir tikrai pakankamai kokybiškus. Ir tos eksporto rinkos pabando tokius, žinai, kaip ir sakau, 13,5, tuos pačius 14 ir ką jūs tas paminėjo, kainos kokybės santykių, ten prie tų tikriausiai visų išeigų, reiktų gal čia ir su malūnininkais dar pašnekėti, jiem labiau apsimoka pirkti tokią stiprią pirmą klasę, jau į tos ekstra jie mažai dairosi, kas irgi šiais metais neramina. Tai grįžtant prie to, kad mažiau užauginom tų aukštos kokybės kviečių, bet mums kaip supirkėjom šiais metais gal irgi gerai, kad užauginam tų mažiau tokių kokybiškų kviečių. Aišku, jiem yra savos rinkos, viską, bet poreikis jiems irgi šiais metais yra ženkliai mažesnis negu lyginant su praeitais metais. Tai kaip tas pasaulis atrodo su savo derliumi šiemet, kokie esminiai pasikeitimai, kažkur pralaimėjimai ir kažkur laimėjimai ir kas yra tas turbūt kviečiuose vėliavnešys rinkos pagrindinis pardavėjas. Pabandykit atspėt. Tų, apie kuriuos nenorim kalbėti. Labiausiai visi nemylime. Apie tos, kuriuos nenorim. Šiaip kaip bebūtų. Čia kaip ir Harry Potter sakė, kurio vardo negalima minėti. Kaip bebūtų gaila, tai vėliavnešys tas pats išlieka ir jisai bando ten visokiom savo manipulacijom ar neįvesti lubas, kviečiam, ten vidiniai rinkai tokios lubos, eksportai tokios lubos.
Bet, nu, vat ar ne paskutinis Gasko tenderis, kur buvo Gasko, tai Egipto kviečių pirkimo tenderis, tai ten, kur ten jie kažkokiu lygiu apsipyko, tai Egiptas nusipirko ne iš Rusijos, o šiaip į kiekvieną 90% varydavo. Visur Rusija, ištisai Rusija ir tikrai vienas pagrindinių ir manau, ilgą laiką išliks jisai labai stiprus konkurentas, nes Rusas praktiškai grūdus jau ginklas patampa pas juos, nes jie, žinai, tą tokį Afrikos šalių badavimą ir savo grūdų didelį kiekį turėjimą jie išnaudoja praktiškai kaip ginklą. Ta prasme, jie žino, kad jeigu jau jie nepatieks, tai tas trūkumas atsiras kažkurioje tarpu jie gal patieks, nu, tokio manipuliacijos. Balansuos kainas, pasiūla paklausa, rinkos nestabilumai, bet grįžtant prie pagrindinio to eksportuotojo, Rusijos praeitais metais jie užaugino vienais duomenim 100+ milijonų, kitais duomenim apie 95 milijonus, na, apsistokim apie 100 milijonų tonų kviečių vien kviečių. Šiemet, ką jie planuoja užauginti, apie 90 milijonų. Šiais metais jie užšneka irgi apie 90, 93. O eksporto apimtis pakyla iki 45, man atrodo, ir 47. Galim pasižiūrėti. Tikisi tiek parduoti. 45 milijonus tonų eksportuoti, taip, jie to 49 šiais metais. 49, tai yra augimas. Eksportuoti, pernai metais kiem 8, bet spėju, kad pernai metais pas juos palaukė riautas, buvo 16,5 milijoną, šiais metais jie prognozuoja 13 milijonų. Bet jo, tai jie išlieka, išlieka agresyvus. Kiekvienais metais vis didina eksporto apimtis, didina rinkų kiekį. Ir didina konkurenciją visiems esantiems rinkos žaidėjams, tame tarpe ir mum. Ir kokybės prasme. Ir kokybės prasme jie užaugina, jau čia, žinai, pasikartosiu, ne kartą esu sakęs, tos kokybiškus grūdus. Vėlgi, kas dar negirdėjo, dėl ko, ten tie masyvūs jų holdingai po 20 000 hektarų naudoja vieną technologiją, vieną sėklą pasitvirtinusią, taiko tas pačias technologijas, grūdas tolygus ir vat ar net, pavyzdžiui, Saudo Arabija. Nekartą esam šnekėję, negirdim mes kaip eksportuotojai, nebeeksportuojam Saudo Arabiją, viskas. Tie standartiniai stiprus antros klasės kviečiai, kurie išplaukdavo į Saudo Arabiją, jų nebeeksportuojam ir vakar Europos komisija išleido tuos skaičius eksporto. Europa nuo Džiulajaus iki septemberio pabaigos minus 1,5 milijono. Ta prasme, 1,5 milijono buvo eksportavusi praeitais metais, šiais metais 0. Į Saudo Arabiją. 1,5 milijono mažiau į Saudo Arabiją, tų antros klasės kviečių. Tai. Bet Saudo Arabija valgo. O Saudo Arabija valgo. Jo, tai dar šiek tiek sustok, Svajūnai, tu tikrai turi ką daug pasakoti apie tuos pirkėjus, bet apie derlių. Pabaikim derlių, ne? Dabar praeitą ar užpraeitą savaitę buvo Uzdos ataskaita išleista, kuri pateikė savo prognozes apie derlių pasaulyje pagrindinėse valstybėse, apie pereinamosius likučius ir tie skaičiai buvo tokie, kurie, iš principo, turi arba turėjo įtakoti kainos augimą, nes tiek derliaus kiekis pasaulinis, tiek pereinamasis likutis yra mažėjantis. Taip. Per kurią vietą mažėja, kas labiausiai nukentėjo šiame sezone arba ateinančiam sezone derliaus kiekiuose, kokios valstybės, per kurių praradimą tas derlius pasaulinis sumažėjo? Aš manau, viena pagrindinių tai ir net ta pati Australija. Pernai metais, jeigu šnekėt apie Australiją, tai jie turėjo rekordą visiškai 39,5 milijono beveik. Šiais metais kviečių jo, šiais metais 25,5 ir tai pas juos sausra ta kelia grėsmę ne tik ar ne kviečiams, bet ir rapsui. Paminėtina, kad Australijoje sezonas prasideda po kokio 1,5 mėnesio, lapkričio vidury plius minus. Jo, jie link gruodžio prasideda. Tai dar tas skaičius gali prastėti. O apie rapsą šnekant, tai pas juos šiais metais grubiai gali būti, nežinau, aš nelabai tikiu, kad bus 5 milijonai, galvočiau tarp 4,5–4,7, pernai metais virš 8,5 milijono buvo. Tai
apie rapsus šnekant. Tai nors Europos tas balansas rapsų 20,5 šiais metais, pernai metais 20,8 Europos, tai jisai toks, ir šiaip to 20 milijonų Europoje užtenka. Kas Metinio poreikio. Metinis poreikis, jo net tas keriautas lieka. Tai, o grįžtant ar ne prie kviečių, tai dar sakykime, pas Argentiną šiais metais didesnis derlius lyginant. Tai gal toks, jeigu žiūrint apie tuos, pas ką mažesnis tas derlius, tai ta pati Rusija. Jeigu mes pernai metai šnekam, kad buvo pas juos arti 100 milijoną, šiais metais šnekam apie tuos 92-93. Taip pat Kazakstanas kažkiek mažiau, oficialiai jie skelbia apie 15 milijonų, bet manau, kad kviečių bus pas juos mažiau. Europa panašiai tame pačiame lygyje apie 126 milijonus. Kanada, viena irgi iš tų šalių, kur mažesnis derlius, tai pernai metais, jeigu buvo 34 šiek tiek plus kviečių milijoną, tai šiais metais apie 30 milijonų. Dar tu jūs tai paminėjai apie tą, ar ne, pereinamosius likučius, tai pereinamieji likučiai prognozuojami šių metų pabaigai, šio sezono pabaigai 203 milijonai, 203,5 milijono tonų pasaulio. Kaip pernai metais mes perėjom su 211 milijonų tonų. Tai. Ir paminėtinas turbūt faktas, apie ką mes dar šnekėjome, tai yra 203 milijonai tonų pereinamasis likutis kviečių, tai yra per pastaruosius 9 metus mažiausias likutis pereinamasis. Tai, žiūrint, jūs tu irgi šiandien pasanalizavom, tai jo, jūs tas ką paminėjo, tai kaip pasiklausai, tai skamba per 9 metus, žinai, mažiausias. Žiūrėk, taip, žinai, žiūrint į bukai skaičius, nežiūrint į pasiūlą, paklausą, vartojimą, pasaulinį mastą, derlius prastesnis pasaulyje, likučiai mažesni pasaulyje. Tai po Vilniuko kainos nekyla. Kas čia kur laikų sukės meniuką? Geras tas klausimas, žinai, jisai visą laiką, žiūrint į skaičius, atrodo, kad lygtais to potencialo, žinai, ir tos potencijos kainų augimų yra, bet iš kitos pusės ir tas poreikis, kažką paminėjau, ar ne, tų 14 aukštos kokybės kviečių sumažėjęs. Aišku, jisai tikimasi, kad atsigaus po naujų metų, bet dabar rinka yra perpildyta tai ukrainietiškų kviečių pasiūla. Per visas pusės. Per visas pusės, B, tai tie patys rusiški kviečiai, vėl grįžtam prie to paties, kad pasiūla beprotiška. Bet juos ir perka vis tiek, tu ir dar žiūrėk, trečias variantas, kurį aš galvoju, kurio nepaminėjai, kuris iš tikrųjų įtakoja kainą kaip pakaitalas, tai yra kukurūzų geras derlius. Apie tai mes irgi šiandien šnekėjom. Tai yra rekordiniai derliai kai kuriuose valstybėse, tose pačiose Amerikoje didesnis derlius. Argentinai, man atrodo, didesnis derlius. Tai galime konkrečiai labai per tuos pagrindinius pereiti, ar ne, pasaulio mastu, jeigu žiūrint. Pernai metais kukurūzų derlius 598 milijonai beveik pasaulyje. Čia didžiųjų eksportuotojų. Jo, didžiųjų. O šiais metais 657 prognozė tokia. Ir vėlgi žiūrint apie tuos, ačiū, kad pataisė apie tuos didžiuosius, tai ar ne Argentina šiais metais 55 praktiškai versus pernai metais 34 milijonai, tai 20 milijonų plus. Brazilija šiek tiek mažesnis lygis, pernai buvo 135,5, šiais metais 130 grubiai. Europa pernai metais, nežinau kiek mes esame apie tai šnekėję, tai pernai metais mes turėjom be neprašiausią derlių kukurūzų. Šiais metais prognozuojam apie 61, Ukraina šiek tiek daugiau irgi, 28 versus pernai metais panašus lygis. Ir nežinau, ta pati Amerika. Visas Amerikos žemynas, tai 384 milijonai versus 350 pernai metais, 349. Tai jūs ta labai gera pastaba, kad tą šiek tiek mažesnį kviečių balansą išbalansuoja per tas kviečių, ar ne, kukurūzų. Ir tai atrodo, viena pusė traukia į apačią, nes tai yra pakaitalas, ypatingai pašaruose, ne maisto pramoniai, pašaruose tai yra pakaitalas ir tai kelia vienas
yra perteklinis, kitas deficitinis ir tai išbalansuoja. Bet paminėjai, ten kažkas Europoje daugiau turės, kažkas mažiau turės kviečių derliaus. O kaip su kokybė pasaulyje? Ar yra problematikos kažkokios, ar kažkokios kokybės trūksta, ar kažkokios kokybės per daug, na, kokios tendencijos šiemetinėme sezone pasaulyje su kviečių kokybė yra? Tai galbūt rašiau sąlyčio taškų su tom, bet ką Giedrius paminėjo apie tai, kad tos trąšos buvo brangios visam pasaulyje. Europoje gal labiau. Ir Europoje, ir ne, bet vis tiek jos buvo, ne tiek gal kiek Europoje, bet kilo jos visur. Jų mažiau naudoja tikriausiai, spėčiau, ar ne visi, kas daug mažiau, kas šiek tiek mažiau, ir ta pati kokybė, kiek nuo technologijų mažesnio naudojimo, bet kiek ir nuo orų, ir nuo visko jinai šiaip žemesnė lyginant yra. Ir jeigu lyginant, nors aš nežinau, šnekėti ar ne, galim, pavyzdžiui, Prancūzija. Jie standartiškai būdavo, jeigu jiem pasisekdavo, ten 12 tokius užaugindavo proteiną 12 kviečius. Šiais metais maždaug tarp 11,5 tokį 12 proteiną jie užaugino. Vienu metu gavo lietaus tam tikruose regionuose, pas juos buvo pašarinių kviečių, bet jų nebuvo ten labai daug tų kviečių, tai ta kokybė tokia, sakykime, standartinė, kurie eksportuoja į Alžyrą, tai jie tą kokybę gavo ir ta kokybė, sakykime, pas juos daugiau mažiau atitiko. Vokiečiai irgi per tą lietingą periodą nukentėjo gal šiek tiek labiau ir pas juos daugiau buvo tų pašarinių kviečių negu įprastais metais. Pas juos yra mažiau 14 kviečių, mažiau tokių 13,5 proteino kviečių, tai yra tos aukštos kokybės tokių kviečių, bet jie tokį 12,5 tą standartinę kokybę padaro. Bet pas juos yra daugiau pašarinių kviečių, lygiai taip pat ir pas Lenkus. Kaip ir prieš tai minėjau, jie jau išmoko auginti tos kviečius ir tikrai pernai metais pas juos buvo nemažai tų kviečių, pernai metais nemažai buvo pas juos tų ukrainietiškų kviečių. Šiais metais pas juos yra panaši paletė gal kaip pas mus, nuo 11 baltymo iki to 14 baltymo. 14 baltymo nėra daug, bet pas juos irgi buvo tų pašarinių kviečių, ko pas mus Lietuvoje nebuvo daug tos tokios visiškai pašarinės klasės be kritimo. Pas latvius matėm tų pašarinių kviečių irgi, o grįžtant prie Rusijos didžiosios kaimynės ir prie Ukrainos, tai kas keisčiausiai, kad iš pat pradžių buvo šnekų tokių, kad ar ne pas rusus, ten tas Volgos regionas visas pašariniai kviečiai, gavo daug lietaus, iš pat pradžių sausra. Nežinau, dabar šneka, kad ten viskas gerai, aišku, ten tik tai iš nuogirdų tu gali pasikliauti su rusais. Viską galima tikėti. Viską galim tikėtis, bet pagal tą kokybę, kurią mes matom ir kuri važiuoja į Pabaltiją tam tikrus uostus, ta kokybė yra tikrai labai gera ir tai dar kartą patvirtina, kad tas rusas tikrai stiprus konkurentas eksporto rinkose ir jie moka užaugintą grūdą. Ir jie eksportuoja tikrai tą kokybišką grūdą ir to pašarinio grūdo nėra tiek daug. Aišku, Ukraina turi tų pašarinių kviečių, bet nėra lengva ten iš jų išvežti tos grūdus jiem patiem. Girdim, kas vyksta politikos arenose, ar ne, pykstasi, tas pats ukrainietis su Lenkija pykstasi, kur atrodo turėtų tokia būti tautų brolybė, tautų draugystė, bet panašu, kad yra tam pagrindą. Ir viena pusė pritarė, kad teisingai daro Lenkija su ten rumūnais, visais bulgarais ir taip toliau. Iš kitos pusės, žinai, tokioj sunkioj padėti karo atveju. Gal ir padėti reikia. Gal reiktų solidarizuotis ir padėti. Ok, tai pasaulio tendencijos aiškios, rinka kiekvieną turbūt sezoną šiek tiek persidėlioja, atsiranda naujų krypčių, atsiranda naujų poreikių dėl esamų grūdų kokybės mūsų sandėliuose, klientų sandėliuose. Su kokiais iššūkiais šiemet mes susidūrėme, norėdami eksportuoti kvietį, kažkokios kokybės kvietį, ne? Kažkas galbūt pasikeitė,
Eilę metų, ką jau ir anksčiau esame šnekėję, Saudo Arabija, dar seniau buvo Egiptas, tos valstybės, kurios ten buvo numeris 1 eksporto apimtyse. Alžyras buvo, ar ne? Alžyras tai čia vienerius metus buvo išdygęs, kai prancūzam nepasisekė. Jo, tai čia pernai metais savo tais tokiais pakankamai Užpernai, griežtais. žinok, jau užpernai. Čia, ne? Jo. Tas laikas tai Kaip baisu, kad mums gerai tada, kai kažkam nepasiseka. O kaip šiemet, iš tikrųjų, mes turim tą paletę kviečių nuo turbūt daugiau negu 60 ar 70%, 3-2 klasė, ne, taip 12,5 vienuolikiniai tokie apie šiam 60-70% ir juos mes turime kažkur tai išvežti. Aš sakyčiau, gal mes šiais metais pakankamai, ar ne, jeigu žiūrint tai pagal šalis, kada naiminėja derlių, pagal poreikis, kaip susidėlioja tenderiai visi ir taip toliau, tai aš manau, kad mes su lietuviška kokybė buvom, kaip pasakyti, labai laiku ir vietoj. Prastais metais, jeigu būtų daug tokių 12,5 ar ne, ir likusioje Europos daly, tai ką Justas paminėjo, ta 3 klasė ir silpnesnė 2 klasė, ką mes vadinam tokiais 11,5 kviečiais, sunku būtų atrasti jiems namus. O šiais metais ką atsitiko ir kas atsitiko ir ką aš paminėjau irgi, kad šalis vartotojas, jos pripranta prie šiek tiek žemesnės kokybės. Ir jie pabandė, prisitaiko ir jie pabandė, aišku, sezono pradžioje tikrai nebuvo lengva, kaip mes pamatėm, kad kūlas ar net 11,5, 12 proteino ten su žemų glitimu. Tai tikrai išsintinėjom begalę pavyzdžių visiems partneriams savo į visą pasaulį. Ir jie pabandė, išsityrė tos pavyzdžius ir pamatė, kad tikriausiai gali vartoti tokius kviečius. Ir ar ne, kaip pavyzdys Ispanija. Niekada mes nebuvome eksportavę, labai retais atvejais, kada ir tos 2 klasės 12,5 tokius kviečius importuodavosi. Šiais metais jie vieni pagrindinių pirkėjai. Pavyzdžiui, tokios 3 klasės buvo. Kas yra neįtikėtina iš tikrųjų. Jo, tai ką jie daro, tai jie tuose malūnuose savo lygiai tą patį daro, atsiskiedžia tą savikainą, maišo su mūsų tais tokios ar ne 3 klasės jiem stipriais pasirodžiusiais grūdais, nes jie skaito tą mūsų tokius lietuviškus 11,5 kviečius, jiem labiau tinka į receptūras, negu ten kokie prancūziški kviečiai, negu ten rumuniški kviečiai. Tai atradom namus į Ispaniją, atradom namus į tą patį Maroką. Tai čia apie tuos šnekant apie 3 klasę tokią, apie 11,5. 12,5 tokie kviečiai standartiškai. Afrika. Pietų Afrikos Respublika. Pietų Afrika, jo. Tai ten taip pat ir tie tokie 13,5 kviečiai. Afrika. Turkijos buvo šioks toks interesas, o tos aukštos kokybės kviečiai, tai tie ekstra tokie, tai Ispanija. Ispanija ir Skandinavijos šalis. Nes prieš tai paminėjau ar ne apie Ispaniją, kad Ispanija, žinom, kad šiais metais jinai buvo išdžiūvusi, tai pas juos yra tikrai trūkumas ir tų kietųjų kviečių, ir aukštos kokybės kviečių, nes Ispanija šiais metais turės begalę daug importuoti tų pačių avižų, ten nežinau, žirnių, bet vėlgi stipri konkurencija ant tų visų kultūrų iš tos pačios Rusijos. Ką Giedris klausė, ar ne, ar jie importuojas, tai kaip ir mes, tokį black humor, žinai, kada pasidaro ten $20-30 pigesnė kaina ir ten tie grūdai netokie krūvini pasidaro, žinai, kas taip skamba ciniškai labai, bet taip yra ir taip mes matom, kad ar net važiuoja į tas pačios Pabaltijos šalis, nežinau kokie žirniai, kur atrodo šiais pernai metais jau nesupratom, nedaug žirnių užauginom, niekam nereikia. Ir kai pradedi gilintis, kur tie žirniai nusėda ir iš kur jie gauna tą poreikį, iš kur pasitenkina, tai pamatai pagal skaičius, kad kiek įvažiavo į tų žirnių ir kiekių dar liko. Tai šiais metais panašus, kad apart pupų su žirniais, daug įvažiuoja ten tų žirnių į Europos Sąjungą, bet rusai uždėjo eksporto muitus ant tų pačių žirnių, ant visko, tai gali būti šiek tiek game changeris.
kiek jų dar jiems pavyks išvežti, nes čia praeitą savaitę jie uždėjo apskritai eksporto muitus padidino, ten pririšė prie kainų, tą schemą pameni ten, kur jie su kainom suriša, bet... Eksporto muitas keičiasi kas savaitę, man atrodo. Jo, paskaičiuoja, jie, kiek tas paveiks rinkas, po to jų įvedimo rinkos taip minimaliai sureagavo. Jau jos pripratusios yra realiai, nes jau atbukusios nuo to veiksmo ir ten... Atsimenam, kad būdavo bet koks straipsniukas Delfine ir susvyruoja motyvas ten ženkliai 15-20 eurų, o paskui viskas slopo ir dabar... Delfi vienas dalykas, nes Delfi, žinai, jie kartais pavėluotai tai deda, bet nesujusti kaip dieną naktį, ten sėdim visokiuose portaluose, kur... Nežinau, rinkos reaguoja nuo Delfi žinučių. Prieš žinutės, tai... Nuo Delfi reaguoja. Tai seniau būda, žinai, pamatai kažkokį pokytį iš karto, matai paskaičias, žinai, ar ten politikos kažkokie, ar tie, žinai, Ukrainos Izmailo uosto ir Odesos uosto bombardavimai. Pirmi bombardavimai suveikė, tos kainos kilstelėjo. Dabar už vakar raketų ten numuša po 30, po 3 pataiko. Ir 10 kartų intensyvesnis bombardavimas, bet matom, kad... Kaip ir būtų baisu, jau tos rinkos prisitaikė prie karo veiksmų. Būtent. Priprato prie tų pačių dirgiklių ir mažiau reaguoja. Giedrius prieš, 15 gal minučių, prieš 20 minučių minėjai, kad grūdo buvo, grūdas važiavo ir grūdo liko. Liko sandėliuose pas klientus, tiek turbūt ir kviečio rasime, tiek ir rapso rasime, tiek ir dar kokių nors kitų kultūrų, kaip žirnis, pupa, aviža ir dar ką nors. Mažesnėm apimtim galbūt, bet pagrindas tai yra turbūt kvietis, kuris guli pas klientą sandėliuose ir neparduotas kvietis. Yra iš pernai metų dar. Žinom, pas Giedrių turim tokių pavyzdžių, kur mėgsta kolegos palaikyti po 3 metus, po 4. Čia kaip gal intervenciniai grūdai, kur valstybės rezervė laiko. Asmeniniai susitarimai su Žemės ūkio ministerija. Vienas žmogus ir sakė, vienas nieko dar šių metų derliaus neperdu, bet sako, skaudžiausia tai iš praeitų metų, kur dar beveik 1000 tonų yra, sako. Jeigu dar kokią rapsą guli, žinai, kad rapsas buvo. Kviečiai guli, bet, sako... Giedriau, klausimas gal iš karto toks konkretesnis. Tų grūdų yra, kaip, tavo regione, kurį tu labiausiai geriausiai pažįsti, Pietų Lietuvą, kaip tu vertini, kiek tu vertini to grūdo dar klientai gali laikyti trečdalį, penktadalį, pusės to, ką nupjovė. Kaip įsivaizduoju, toks pletkas. Labai sunku įlysti. Paleiskim antį į rinką. Kad visi žinotų, kiek tu dar sureaguos, ne? Gal su pirkėjai sureaguos. Iš tiesų tai aš sunku tai įvertinti, bet iš to, ką aš kalbuosi su kolegom, artimiausiai, su klientais, artimiausiais ir neartimiausiais, tai aš galvoju 20% yra dar. Tas penktadalis, kaip tu sakai, turėtų būti. Nes pas vieną yra daug labai, tai čia o pas kitą sako, liku įsišluot kampus, žinai. Tai, bet ypač dabar suaktyvėjo vėl prekyba šiek tiek, spalio 1 nosies. Vėl ateina atsiskaitimas, nes, sakau, man dviem rūpi, gal viena pusė labiau man rūpi ir kitos pusės, tai ir dabar ateina atsiskaitimo laikotarpis, kur tikrai didelį masę pinigų turi grįžti ir žmonėms reikia atsiskaityti. Tai iškart pasijutosi, jos darbai baiginėsi arba pasibaigė kai kur. Ir tai sekantis darbas, reikia galvoti apie neatsiskaitimus tos visus ilgalaikius paliktus. Tai išlenda tie grūdai, žinai, ir išlenda tokiais kiekiais, žinai, su didesniu klientu kalbėjom, tai sako 1000-1500 dabar galiu parduoti. Paskui žiūrėsiu tą įsivežus, dar liks ar 500 ir liks ar 300. Kitas tas mažesnis klientas, jisai irgi dar 300 tonų yra pas mane grūdų, žinai. Tai atrodo, kad tikrai tas penktadalis, manyčiau, tikrai yra dar. Vienas iš tų argumentų, kas skatina klientą parduoti, ir artėjantis spalio 1, kas yra skolų sugrįžimo didžioji masė. Turbūt visose agrobiznėje dirbančiose kompanijose, ne tik pas mus. O ko jie dar laukia su tais likusiais grūdais, kurių neparduos, arba kurių net negalvoja parduoti šiandieną, ryt poryt, ko klientai laukia, ko jam reikia, kad jie užsimanytų tą grūdą parduoti, kokie jų yra siekiamybė? Keli tipai yra klientų, keli tipai yra vieni
tipai, kurie ne vieni tipai, o vieni klientai. Yra tie, kuriuos mes ir patys daug laiko vis sakydom, kad jūs dalinkitės rizikas, lengviau taip nepataikysit arba lengviau pataikysit. Tai vieni dalina tą riziką ir jie dalina ištisus metus, dalina ir viena iš tų dalių jie ateina į tą spalio pradžią, nes viena iš dalybos vietų yra, nes atsiskaityti reikia. Kiti gal ir nedalina, bet parduoda kažką, nes neturi sandėlių, parduoda rugiapjūtės metu, visą kitą, kažkokius minimalius pasidėjimus turi ir tik tada parduoda. O dar trečias tai iš viso yra, kuris žmogus jis nespėja, ta prasme, nei jis neturi kur daug sandėlių, tai ką spėjo išsivežė, kas tilpo ar netilpo, ar galų galiaus nepriekabose liko. Ir jam ateina rapsus, jis rapsus turi pasisėti, žieminius skaičius pasisėti. Ir dabar vėl sutampa, tai visiems ten 3 ar 4 ar 2 tipam, kiek jų uždalinsi, tas spalio pirma, jinais daug faktorių susideda. Patogiausia kažkokiam daliai parduoti. Ir atsiskaitimų ateina laikas ir visaip. Ir kai kurios kompanijos netgi kartais sureaguoja. Atėjo atsiskaitimų laikas, kad lengviau susirinktų skolas ar atsiskaitimų tos pinigus, net kainą gal kažkokį geresnę padaro. Tai būna ir tokiu atveju. Būna visokių, bet panašu, kad per šią kitą ar dar ateinančias 2 savaitės nenupirksime visų grūdų, arba klientai neparduos visų grūdų, gal tiksliau taip pasakyti. Jie tai neparduos visų grūdų. Mes visi turėsime veiklos turbūt iki ankstyvos vasaros pradžios, nes to grūdo sandėliuose dar užteks visiems. Bet gal šiais metais aš manau, kad, dalis ūkių, kurie laikė, ypatingai ten pas Giedrių regione, esam girdėję istorijų, kad pralaiko ilgai. Manau, kad šiais metais išmoko gal truputį tą pamoką, nes tas grūdų laikymas vėlgi per finansavimo prizmę, per viską. Galų gale ūkis, turi pradėti suprasti, kad tas grūdas gulintis, jisai yra grūdas. Jis irgi kainuoja ten, jį pervesti, kainuoja ateiti, pažiūrėti, kaip jisai atrodo šviesą įjungus, elektras sukas ir taip toliau, taip. Ir tas gal mano manimu, ūkiai gal šiais metais imsis tokių ryžtingesnių sprendimų ir pardavinės tą grūdą greičiau. Ir aš biškai matau gal ir pagal kiekius, ar ne, kad tas vyksta gal truputį. Kad jie gal tą procentaliai kiekį didesnį parduoda, bet kad liko jo apie 20%, tai manau. Ir turbūt tie pagrindiniai laukiantieji klientai, kurie sandėliuose turi ne po 100 ar ne po 1000 tonų, laukia to stebuklingo žodžio geros kainos. Na. O tu, Giedriu, dabar paklaus Svajūno, kada bus gera kaina. Mes pažįstame turbūt kokią 10 metų, jis niekada nėra pasakęs. Jis žino turbūt, bet nepasakoma. Šiaip tai vėl pradeda lengviau apsispręs žmonės, nes kai stabilizavosi kaina, tikrai drąsiai galim sakyti. Dabar šiek tiek pertrauksiu, 2 savaitės Matifas maskatuojasi ties 2,30, 2,45, 2,2 ir viskas. Ir, iki 10 eurų geriausiu atveju pasimaskatuoja ir visi stovi. Tai vėlgi tas leidžia žmonėms nusiraminti ir ateina laikas ir atskaityti, vėl dar sykį paminėsiu. Kad čia niekas nesikeičia, tai palaukia, psichologinė kokia nors riba užsistatai. Kai 2 bus, tada fiksuoju. Bet daugiametė prasme ta kaina yra gera. Eliminavus praeitus metus. Čia absoliučiai tai yra tikrai gera kaina, nes prisiminkime 3-5 metus atgal Matifas būdavo 1,72, 1,85, maksimum 1,90 ir visi džiaugdavomės parduodami po 150. Ir formulės nebuvo kažką labai kitokios, irgi panašios buvo. Irgi taip pat buvo. Jeigu taip žiūrint, ta kaina tikrai nėra prastesnė ir laukt kažko, be abejo. Kiekvienas mes turim savo tikėjimą, galim sulaukti. Vėlgi nežinom, kas čia. Gyvenam karo sąlygomis, ta prasme, kariauja 2 šalis, top 2 ar ne šalis grūdų augintojas, kur čia kuom viskas pasibaigs, niekas tikriausiai nežinom ir kaip čia tą kas įtakos, bet ką ir prieš tai šnekėjom, tai ir net tos visas žinios, tiek politinės kažkokios žinutės, tiek karo kažkokie veiksmai, mes matom, kad tų pokyčių nebepadaro. Tai vėlgi, sakyčiau, daugiau tokia yra, gal ar ne, tokia kryptis, kad jeigu tas karas eis link
tokių, nežinau, aišku, visi tikriausiai to tikimės link kažkokios pabaigos, link paliaubų kažkokių, nežinau, kuris šalis pasiduos. Mano nuomonė, kad laimės tie, kas turi laimėti. Tai ką žinau, tokios daugiau potencijos yra tos kainų kritimai, nes jeigu išsikvėps tas karas pasibaigs, prasidės tie vėlgi stabilūs eksportai, tie kažkokie balansai sugrįš į tas vežės ir, Aš manau, ir kad daugiau tokio. būtų tie grūdai gal visi parduoti, tik tais gal neišvežti, ar iš ūkininkų kiemų, ar iš kažko kito, ar iš kažkokių nors žemės ūkių bendrovių ar kooperatyvų. Jeigu jie nebūtų pamatę visi pernai metų kainų, ne? Būtent. Visiškai disbalansą galvose mano, tavo visų mūsų padarė, kai tu buvai pamatęs 400 ten, ne, eurų. Jo. Ta prasme, kad dabar kaip tu už tos 200 ten, Yra klientai, 210 parduosi, ne? Yra klientai, tarp kitko, kurie, žinau, yra įsirėminę ar apsų, ar ne, kai O, mes kas tai- gavo po 1000 virš. Aš pats esu sėkmingai pardavęs į tarptautinės rinkas ar apsus virš 1000 eurų. Aš Tai žinau, kas kas buvo- įsirėminė ir žinau, kokios kompanijos, žinau. Tai va, tai Kas čia, tiek žinai, brangiai gal, sumokėjo, aš gal nežinau. kaip eini į garažą ir sėdi, žinai, į mašiną ir kiekvieną kartą, kaip pamatai ant sienos kabančias tokias sutartis, priverčia susimastyti ar ne, bet gal tada geriau, žinai, paskambit Justui, paskambit man, paskambit tau ir paklausti, žinai, kas čia bus, vat, pardavė už 1000, ar tai bus ar ne, tikriausiai visi atsakytumėm, kad nebus, žinai. Jo. Aš tai turbūt pritariu klientų logikai, kurie, skaido rizikas, ne? Vienareikšmiškai. Prieš, per, po, 4 dalis, 3 dalis, nesvarbu. Skaidai riziką, valio, tu išvengsi duobių, išvengsi kažkokių pakilimų, gausi kažkokią vieną rentabilę panašią kainą ir tikrai turėsi būti laimingas. Tikrai nesuprantu tų klientų, kurie sudeda viską į vieną krūvą ir parduoda vienu kartu arba neaišku kada, neaišku dėl ko. Tai tikrai siūlymas peržiūrėti savo rizikos valdymus, peržiūrėti savo pardavimų strategijas ir skaidyti juos maksimaliai, kiek tik tai galite. Ir tęsiant apie pardavimus, javusė jau pasibaigė greičiausiai. Pasibaigė, 100% nepasibaigė, dar yra sėjančių. Bet didžioji masė turbūt. Galvokim, kad 90% sėjos. Rapsai jau užžaliavę kaip kopūstų laukas didžiulis. Yra daug per didelių. Jau daug per didelių. Jau per gerų yra. Vėlgi, kas nėra gerai, ateina šalčiai Dabar kažkokie. jau trumpinimai ir taip toliau. Ne. Žodžiu, nepasibaigė dabartinis sezonas, einamasis sezonas, o jau mes turime galvoti, klientai jau turi galvoti apie būsimą sezoną, kuris bus tik tai kitų metų rugpjūčio mėnesį, Liepos pabaigoje. Ir turbūt vienas iš tų faktorių tai yra galvoti apie pardavimus būsimo sezono. Tai yra apsidrausti investicijai į pasėlį, nes azotinės trąšos pirktos, jau susidomėjimas yra, mes tą girdime, mes tam ruošiamės, be abejo. Bet kaip galvoji, ar klientai pasimokė iš šių metų, iš kažkurių metų, buvo tam tikri metai, kuriais iš ankstinių sutarčių būdavo pikas labai didžiulis, daug, šiemet, praeitais metais turbūt istoriškai mažiausias iš ankstinių sutarčių kiekis, kiek bendravom su kolegom. Jo, bet klientai apie tai turbūt pradeda galvoti vis garsiau ir rimčiau ir supranta, kad praeitais metais, kai pirko azotą po 800 eurų, jie galėjo kvieti parduoti po 330 eurų, pardavė po 230 greičiausiai arba 220. Ir spėk, kas dabar klausia, kuris tipas klientų klausia. Tas, kuris nudegė. Ne, tas klausia, tas, kuris iš tikrųjų galvoja apie azoto pirkimą. Dabar, sakykime, jisai galvoja, gal dabar laikas ten pirkti azotinės trąšas, ne? Gerai, jeigu aš pirku azotinės trąšas, tai jau palaukit, kiek sako, šiandien jūs galite pasiūlyti už kviečių antrą klasę ten kitų metų derlių. Mes sakom, dar ne. Tai klausyk, Skebra sako, aš tada turiu jau kažkaip jaust, bent jau girdėti. Tai mes, aišku, ten tų formulių turim, žinai, galvose per tą praktiką. Tam tikrų gali žmogui duoti suprast, ko tikėtis.
Bet va čia jiem palengvintų apsisprendimą pirkti arba nepirkti, iš tiesų kainodara. Tas skaičiavimas, azotas, grūdas, mes dar prisimenu pavasariniuose seminaruose, aš apie tai garsiai visiems šnekėjau, kad jie turi vertinti rizikas, turi skaičiuoti, kiek azotas kainuoja, kiek antra klasė kainuoja ir žiūrėti, ar tai jiem padengės savikainas ir investicijas į pasėlius ir tą daryti. Tai labai džiugu girdėti, kad tokių ūkių yra ir taip jie vis garsiau pradeda mąstyti, tai valio, reiškia, nežinau, ar mano žodžiai, ar jų bendras supratimas vis ateina plačiau ir plačiau, tai smagu. Tikrai tas supratimas platėja. Tai mes tikrai artimiausių metų atsakysim klientam iš tos klausimus. Labai artimu ar ne? Labai artimu. Visiškai. Jau turėjom atsakyti prieš savaitę. Bet dėl techninių problemų. Savaitė, dvi vienam, labai daug kitam, labai nedaug. Nu. Ne, mes tą girdim irgi ir vat, ką ar ne. Ruošiamės, kad nebūtų, žinai, tai vat, kažkaip padrikai, ruošiamės ateiti normaliai. Ir galbūt, žinai, su mintimi paskatinti, vat, apie ką šnekam, tai iš tikrųjų ūkiam, tas skaičiavimas ir vat, ta tokia metodika, kai tu skaičiuoji, kiek perki inputų, kiek parduodi grūdų, jisai ilgalaikę prasme, jisai turi duoti naudos. Tu vis tiek daugiau šansų, kad tu padarysi teisingą sprendimą darydamas taip, negu, žinai, galvoji, gal nusipirksiu trąšų po 900, galvoji, kad bus po nežinau. Ne, kitaip galvojam. Po 1500, bet pirksim trąšų po 200, o parduosim grūdus po 400. Jo. Taip, visi mes norim galvoti ir taip galvoti. Visą laiką, žinai, reikia truputį toks tas modelis pasiteisina. Tai jeigu klientai klausinėja apie išankstinės sutartis, tai turbūt sėjos darbai yra gan sėkmingi. Kas liečia javus. Žieminį miežį, žieminį kvietrugį, žieminį kvietį. Čia turiu kitaip gal įsireikšti, ne taip, kaip jūs tai tu sakai. Su žieminiais rapsais ganėtinai sėkmingai viskas. Apie rapsus aš po to prieit norėjau, o paskui į javus, jeigu einam, miežius atmetam, sakykime, nėra čia masiški plotai, visą kitą, anksti sėjosi, daugiau mažiau irgi tikrai viskas gerai, be žieminių kviečių tai labai margas reikalas. Pradžia sėjos buvo, sakykime, mane gal ir neblogai viskas, bet drėgmės trūko. Dabar yra, kurie javai pasėti paskutinę savaitę, tai yra, gal ne savaitę, bet paskutinės 2 savaitės labai daug margų pasėlių. Lengvesnėse dirvose gražiausiai sudygę, kalvutė, molis, nėra jokio daigo. O tai dėl drėgmės tos? Taip. Ir jeigu ilgainiui nebus lietaus, tai galim turėti... Žinai, kur šiandieną diena yra, aš dar čia su kolega rašiausi, pažiūrėjęs į orų prognozę, rugpjūčio 57 diena. Taip, dabar skaičiuoja visi. Nes realiai orai, šiaip kūnui faini, geri, bet pasėliam šiek tiek, kaip suprantu, neša tam tikrų iššūkių. Su orų prognozėm, kaip tu sakai, kalendorium, taip galima pajuokauti su orų prognozėmis dabar. Dabar rodo, kiekvieną dieną rodo, kad už 5 dienų lis. Bet kiekvieną dieną rodo, kad už 5 dienų. Vakar rodė už 5 dienų, šiandien irgi už 5 dienų. Dabar rodos vėl šitas ateinantis savaitgalis ir jau po šio savaitgalio daugiau lietaus, tai tikėkime. Bet tai kai sėkla paguldyta į žemę yra, jinai neišdygsta arba gali išdygti po kiek laiko, jau gaus drėgmės po savaitės, po 2, ten problematika bus kažkokia ar ne? Kaip dabar šiltų orų ir būtų nors šiek tiek tos drėgmės daugiau, realiai per 5, net 7, 8 dienas kokias jau sudyga. Viskas sudygtų, kas ir pasėta prieš savaitę būtų. Jo, bet dabar, kadangi mes turim laikotarpį, tarkim, molį nesudygė javai ir jie nesudygsta 10 dienų, daugiau mažėja dygimo energijos ir nuo čia jau programuojam. O smėlis šalia gražiai žaliuoja, tada netolygumas. Ir kas baisiausia, jau netolygumas. Tu, ta prasme, paskui tam pasėlį turi kaip ir pavasarį po kokio nežyminių rapsų apšalimo. Jie ir nežinai, čia pasėlis paliekamas, nepaliekamas, čia dar nežinai, kas bus, žinai. Gal dar išlys čia būna, gal dar ruduo ilgas bus, žinai, gal dar kažkiek bus. Ateini pavasarį, jeigu per daug tokių kviečių pasilikęs. Viskas, ten neįsijinėti, ten paskui prisidarai, labai daug problemų yra. Vėlgi kalbam apie tai, kad... Ir derlingumų paskui, ir kokybės parametrai, ir taip toliau. Tai būtent kalbam apie tai, kad, žinai, vėl ko laukti. Vėl. Jo, ir ekstra pašarinių. Jo, atrodo, žinai, viskas kaip ir tas pats rapsas lygtais neblogai. Ten metų, žinau, Dainius klausė,
tik sniegas pradeda nutirpinėti, jau klausia, Kokia bus kokybė? kokia kokybė, kaip manai. Kiek turėsim, Jo, bet tai pasijuokiam ir atsakom. ką nors Loterija, sugalvojam. loterija, bet Taip. Tai Man- O kvietys, javai, na, aišku, iššūkių yra gerų, nešantis yra gerų, yra ir labai. tam tikrose klaustukų. vietose, regionuose, laukose, o rapsas, aš savo nuomonę pasakysiu, ekspertinė važiuojant pro laukus, tai galvoju, kopūstus toje įsirinkti, nes labai gražiai žalioja, žiauriai gerai atrodo, yra laukų, nu, nesimato žemės, realiai Ne, nesimato, čia irgi bet ne per ar tai, gerai, yra, ne per gerai. ar tai yra tikrai labai gerai, aš abejoju. Yra du niuansai su rapsais. Pro šalį važiuojantis, kaip sakai, ne visiškai ekspertas, ne, tai galima pamatyti, žalias rapsai, gražiausi lapai dideli. Tai yra du dalykai. Vienas dalykas gali būti, kad per tankus pasėlis apskritai ten yra. Ir dar jų per daug, kad ir mažesni, bet per daug. Kvadratinį metrą. Jo kvadratinė metrė, o kitas dalykas važiuoja, gal ir pasėlių tankumas neblogas, bet tas rapsas, jisai nežinai, ar šiais metais žydėti pradės ar ne. Nes po praeitą savaitę atvažiuoja mūsų ten toks lojalus klientas, ateina, susitinkam ten, kaip sakyti, ant šaligatvių prie ofiso ir jis atsineša tokius, nežinau, 3 gal rapsų augalus. Jis eina pas kolegą Nerijų Kaminską. Sako, nežinai, sako, aš šįmečią žydėti pradės, ar sako, dar sulauksiu kitų metų. žinai. Jis gal garstyčią atsinešė? Ne, viskas rapsai ir paskui dar prie manęs ten pjausti juodų tą rapsą, žinai. Tai vienas didelis, bet, augimų reguliatorius suveikęs puikiausiai, augimų kūgelis netystantis, gražios kiaušinių formos, ten apvalus, kitą pjaunių jau išpatysęs jisai. Tai va tai tokio rapsų, kur ten patysęs jau tas augimų kūgelis užkrito, tai nu jam rizika nušalt labai didelė. Tai ten, kad tie lapai nušals ir ten pavasarį. Ne, tai čia viskas ok, bet paskui... kai prisimeni praeitą rudenį, rugsėjį, kaip rapsai atrodė ir koks buvo iš rudens žiemą įeinančių rapsų pasiruošimas ir koks yra šiemet, tai yra turbūt absoliučiai radikalūs skirtumai. Bet o pamenat, kaip buvo užpernai. Užpernai vat lygiai tokie pat kopūstai buvo. Jo. Ir derlius buvo įspūdingas. Aš pernai pats bendrai tokį vieną lauką labai dažnai lankydavau, pasižiūrėdavau. Tai buvo ten prastai sudygę, nes labai drėgmės trūko, retas pasėlis, užaugo irgi didžiuliai kopūstai, nes buvo anksti pasėta. Mūsų augimo reguliatoriais pavyko ten susitvarkyti, bet šiais metais įspūdingas derlius buvo iš to reto pasėlio, kurio net dalis buvo persėta pupom pavasarį. Ta mes ir matom irgi. Žinai, tai čia viskas priklausys nuo žiemos, tiem rapsam, kokie yra dabar, visiškai priklausys nuo žiemos. Nu o ką, sako, šią žiemą bus lietinga žiema. Taip sinoptikų prognozės skaičiau kelias, pranašauja, kad ši žiema bus lietinga žiema. Tai jeigu lietinga žiema, tai mums kaip ir nereiktų pergyvėti dėl tų rapsų peraušimų. Tai va, tai čia... Žinai. Na ir dar paskutinis klausimas, turbūt į finišo tiesėje. Grįžtant prie to sezono pradžios, praeitų metų rudens, kuomet kainų augimas trąšose, po to kainų kritimas trąšose, grūdų kritimas kainų, neaiškus sezono derlingumas, derlius ir galiausiai pakankamai didelis derlius ir nebloga kokybė. Tai klientai, ūkininkai, jie į naują sezoną arba į jau artėjančią žiemą išeina su kokiom nuotaikom. Nusiteikia investuoti, nusiteikia dirbti, nusiteikia sustoti, pailsėti, apsidairyti. Kokios jų galimybės finansinės, moralinės, ekonominės, kokios nuotaikos jų kiemuose yra? Šiaip išskirtinai taupus, pasakysiu, šiais metais. Gal po praeitų metų, kai jie tikrai galėjo lengviau atsikvėpti prie didelių kainų ir neblogų derliaus, šiais metais matau, kad derliaus gerai yra, bet kainos per pus mažesnės nei tikėjausi arba per praeitais metais buvo. Tai taip liaudiškai sakant, tie kraniukai jaučiasi, kad prisukti. Bet čia tu šnekėjom apie inputų pirkimus. Jo, apie priežiūros, augalų apsaugos priemonės. Tikrai, nepaslaptis būdavo didelių ūkiai, ten konkursus skelbia prekių pirkimui. Ateina su palete, ten produktų kokiais, 7-8 reikia tų produktų, grubiai tokių kiekių ir jeigu ten susitarim dėl kainų, viskas susako. Bet tai iš tos paletės reikės produktų vienų už 2 dienų, kitų už savaitės, kitų gal už mėnesių. O ateidavo su tokiu noru, pasiderėti, atsinešti kažkokį svorį, kad man reikia tiek.
Dabar sako, nežinau, ko man reikės, nežinom, ko čia baigsis. Matai, sausa, neaišku, kaip sudiks, neaišku, ar koks oras pasikeis, taiga gal iškart, žinai, prasidėjo žiemos reikalai ir neįs čia nieko daryti. Perka tikrai labai subtiliai, atsargiai, tiek kiek reikia, be jokių perskubimų. Nu, aišku, yra ir kitokių ūkių, bet aš taip apie tokią didesnę masę kalbu, kad, nu, nežinau, ir su tais pačiais draugais konkurentais kartais padiskutuojam, vieni kitiem pasiskundžiam, nežinau, ar kiek vieni kitiem tiesos pasakom dar kartais, bet čia tokia jų forma, bet irgi nesako niekas, kad žemdirbys šiais metais atviras ir su didelė nuotaika eiti ir investuoti. Nu, turbūt pajuto ir pernai metų, ne, kaip tu gali negalvodamas daug, jeigu nusipirkai trąšų po 800 ar po 1000 ir pavasarį nėra tos kainos. Tu galvoji, kad gal tai dabar tokia kaina bus, žinai, pardaviau šiais metais po 350, dabar pirksiu ten po 7 ar 800, tai sekančiais metais, jeigu už tokią pat kainą pardavinėsiu, kaip ir viskas gerai. Bet tu pamatai, kad negali už tiek parduoti. Stabilumo nėra. Ir visi taip labai ganėtinai atsargiai žiūri investicijas ir ta nuotaika nėra bloga, nes turėjom derliaus gerą. Jeigu dar būtų nebuvę tas derlius, kokį mes visi turbūt prognozavom ir matėm pavasarį, kas dėsis, tai nuotaika turbūt būtų liūdna, būtų bloga, o dabar yra nuotaika normali, bet, kaip sakyti, šiek tiek subtiliai susikaustę visi. Tai to galima ir tikėtis, žinai, bet nežinau, žinai, pasiklausius dabar, vat, ką tu sakai, vėlgi, kas vyksta su pasėliais, kaip jie atrodo, drėgmės trūkumas ir taip toliau, technologijos taikys tikėtina pagal pirkimo nuotaiką, tikėtina mažiau, tai žinai, ko laukti, kokios kokybės, tai Dainis, kaip paskambins, jau kaip sniegas nutirps, sunku bus pasakyti. Čia kovo kokie 11. Sunku bus pasakyti, ko tikėtis. Tikrai Bet dar tikrai, žiūrėkit, kolegos, anksti spręsti apie būsimą derlių. Dar turim dar turime senų nebaigtų reikalų su grūdais sandėliuose, su klientais namuose. Tai mes dar turim ką veikti. Turim tikrai. O dabar pabaigai tada po vieną sakinį, rekomendaciją, pasiūlymą, palinkėjimą klientam, kurie galvoja, ką daryti su grūdais, kurie yra pas juos sandėliuose, neparduoti, o galbūt kurie galvoja apie grūdus, kurie yra pasėti laukuose, bet dar neužaugę, kaip jiem elgtis ir apie ką galvoti. Ir kuris jau Nu, tu arčiau augintojų. Tai kaip visada kalbam, kad tas rizikas reikia turbūt išdalinti. Dalinkim ir dabar tas rizikas, bet nelaukim stebuklų. Nelaukim stebuklų. Parduokim pamastę teisingai ir nesitikėkim, kad ta kaina turbūt bus tokia, kaip pernai buvo. Ir kitas dalykas, su ta pačia inputų prekyba, su investavimu į ateinančius metus, tai turbūt, kad bet kokiam versle negalim sustoti, ar tai bus statybų verslas, ar tai bus gamykla, kuris saldainius gamina. Jeigu jie tik tai sustos gaminę, turbūt atsities bus labai sunku. Tai mes vienus metus pataupysim, antrus metus pataupysim, trečiais metais jau norėsim netaupyti, bet mūsų investicijos pradės neatsipirkinėti. Tai vienas iš mūsų lietuvių profesorių, jau dabar labai garbingo amžiaus, sakė, skolintis iš žemės yra brangiausia vieta. Tai jis, aišku, gal apie daugiau trąšų sektorių tada kalbėjo, bet visas tas mūsų verslas ir mūsų klientų ir mūsų pačių toje pačioje žemėje vyksta. Tai turbūt toks palinkėjimas jo, kad skaičiuokim, taupykim, bet protingai, kad nebūtų taip, kad paskui fosforą ar kalį atstatinėjom 5 metus ar dar kažką kitą darom. Gerai. Jo, tai aš gal tiesiog paantrinant Giedriui, irgi lygiai apie tos pačius, ar ne, rizikos išskaidimus. Ir vėlgi sugrįšiu prie to paties, kad žiūrint į daugiametį vidurkį, nepaisant ar ne pernai metų tų kainų šuolių, mes turim tikrai aukštas kainas, tų pačių rapsų aukštas kainas ir kviečių aukštas kainas, tai tikrai laikas pamastyti apie ateinančio derliaus pardavimus, kur tikrai išskaidant riziką ar ne, tu vis tiek kažkurioje vietoje tą laimės paukštę pagausi, bet tu būsi kažkiek ar ne užsitikrinęs ir
pirkdamas inputus ir parduodamas kviečius, nu, tą balansą kažkokį bus subalansavęs vis tiek. Tai va toks gal ir palinkėjimas, kad ūkininkauti protingai, pasveriant visas rizikas. O aš palinkėsiu žiūrėti mus, sekti mus, komentuoti, klausinėti ir būtinai palaikyti kontaktą su regiono agronomais, klausti jų klausimų apie grūdus, apie grūdų kainas, apie inputus ir tikrai gausti į visus klausimus atsakymus, į visus rūpimus klausimus atsakymus čia ir dabar turbūt arčiausiai tuo metu aktualiausių naujienų. Tai sėkmės ir tam kartui iki. Viso.